O tu Norvegė? Pusiau Norvegė, pusiau prancūzė, trūkteliusi pečiais, atsako ji. Vilutį pasirodo neįtikėtinai egzotiška. Labai norėčiau ateiti, tarė jis. Traukinys dar kartą sušvilpė ir lėtai įvažiuoja į stotį. Stoties viršininkas prabunda iš miego ir išlenda iš trobelės. Ar parodysi man, kaip moki pradingti? Klausia Vilas. Jis šypteli. Pažadėk, kad ateisi. Gerai, pažadu. Jis žvilgteli į traukinį ir pamato, kad šis ne krovininis. Jame tik 2 prašmatniai atrodantis vagonai. Kažin, kas čia atvažiavo? Paklausė jis, tačiau atsisukęs mergaitės neranda nė kvapo. Lokomotyvas pravažiuoja pro jį ir sustoja prie platformos. Ar tik ji neiššoko priešais traukinį? Jis nusišypso. Galbūt ji iš tikrųjų moka pradingti. Staiga supranta, kad net nežino, kuo ji vardu ir kad ji vis dar turi jos sniego žmogaus dantį. Jis skubiai patikrina kišenės, jos tuščios. Traukinys sustoja. Mašinistas ir stipruolis Kurikas nušoka nuo lokomotyvo ir ima šūkauti nurodymus geležinkelio darbininkams. Jį reikia pamaitinti ir pagirdyti, vyrukai. Vilas nuskuodžia platformą, norėdamas apibėgti traukinį. Gal ją pasivis, tačiau iš keleivio vagono staiga išlipus vyrui, Vilas rėžiasi tiesiai į jį ir išsitiesia ant žemės. Prieš atsistodamas akies krašteliu pastebi ant platformos vis dar tvirtai stovinčias kojas žvilgančiais batais. Atleiskite, ponė, vos atkaudamas kvapą sušvokščia jis. Ponas gana kresnas, nieko nuostabaus, kad nepargriuvo. Jis barzdotas, su dailiai pakirptais ūsais, plaukai dygsta tik nuo keturkampės galvos vidurio. Aptemptas brangios liemenės pro švarką kyšo solidus pilvas. Vilas nustemba išvydęs, kad jo akise nematyti pykščio, bet žiba linksmos kibirkštėlės. Baisiai skubiai, vaikinuk. Atleiskite, ponė, bet ta mergaitė ji kai ką nusinešė. Nusinešė tavo širdį turbūt, ar ne? Vilo veidas suliepsnoja. Ne. Mirdamas iš gėdos atsako jis. Ji nusinešė mano sniego žmogaus dantį. Tikrai, susidomi ponas. Jis pasilenkia ir pakelia Vilo eskizų knygelę. Išvydęs piešinius, kilstelė antakius. Vilas ten nori pradingti. Arba su sprogimu ir dūmais, arba be, dabar jau jis nebeišrankus. Tačiau negali dingti be savo knygelės. Bet imti ir pareikalauti, kad ją atiduotų, irgi negražu. Puikius piešiniai, pareiškė ponas. Spėjau, kažkas iš tavo šeimos narių tiesiai geležinkelį. Vilas prisiverčia pažvelgti ponui į akis. Mano tėvas, ponė, aš jo kaip tik laukiu. Staiga ponas jam pasirodo matytas, tačiau Vilas nesupranta, kodėl. Dirba kalnuose, ar ne? Kuo jis vardu? Džeimsas Everestas. Ponas linkteli galvą. Puikus vyras. Vilas pamano, kad ponas juokauja. Jūs jį pažįstate? Žinoma, aš visada susipažįstu su geriausiais savo darbininkais. Aš Kanados Ramiojo vandenyno geležinkelio bendrovės vadovas. Mano vardas Kornelijus Van Hornas. Van Hornas ištiesia ranką. Akimirką Vilas jaučiasi tarsi paralyžiuotas. Nieko nuostabaus, kad vyras pasirodė pažįstamas. Vilas matė jo nuotrauką laikraščiuose. Tėvas minėjo jo vardą laiškuose. Pastaruosius 5 metus Van Hornas prižiūrėjo kiekvieną geležinkelio statybos smulkmeną. Jis generalinis direktorius, inžinierius, idealistas. Pasak tėvo, daug kas jį vadina ir vergvaldžiu. Tačiau tėvas taip pat pasakojo, kad Van Hornas perėjo žmogaus nepaliestą laukinį mišką, ant nugaros tempdamas 20 kg svorio maišą ir dar perbrido siautulingą upę. Vilas paduoda jam ranką. Geležinkelio magnatas greit ir galingai jas spusteli. Kuo tu vardu? Pasiteirauja Van Hornas. Viljamas Everestas, ponė. Turbūt jau ilgokai nematei tėčio, ar ne? Taip. Štai ką pasakysiu, Viljamai Everestai. Keliaujam su mumis. Mes ir patys traukiame į kalnus.
Jo antakiai pakyla, o kaktoje įsirėžia šelmiška raukšlelė. Galėsi nustebinti tėtį ir dar prieš sutemstant grįžti kartu su juo. Gal net rasi kitą sniego žmogaus dantį. Vilas pajunta, kaip giliai viduje kažkas sujuda, tarsi vertusi duris. Gal dėl to, kad sutiko mergaitę iš cirko, o gal dėl to, kad aplink tarsi vartai į naują ir pavojingą pasaulį stūkso. Staiga pajunta, kad netrukus visas jo gyvenimas apsivers aukštyn kojomis. Jo tėvas patyrė tiek nuotykių, galbūt jei Vilas padarytų ką nors drąsaus, tėvas jo žavėtųsi ir didžiuotųsi. Be to, tėvo jis nematė jau daugybę laiko, tad kaip atsisakyti galimybės jį pamatyti anksčiau? Ar bus laiko pasakyti mamai? Paklausė Vilas. Tarsi atsakydamas iš vagono galvą iškišo konduktorius ir sušunka. Traukinys išvyksta, ponė. Ar keliausi su mumis, Viljamai Everestai? Paklausė Van Hornas. Turėtum ką papasakoti, nemanai? O turėti savo istorijų visada verta. Geležinkelių magnatas apsisuka ir žengia atgal į vagoną. Vilas žvilgteli į pensionatą, kur laukia jo mama, tada į kalnus, sucypia traukinio švilpukas. Jis sugriežia dantimis ir giliai įkvepia. Žvilgteli į smalsiai jį stebintį stoties viršininką. Gal galite perduoti Liusiai Everett, kad išvykau į stovyklą pasitikti tėčio, jie apsistojusi ponios Chester pensionate. Ir viskas. Jis šoka prie traukinio ir užlipa laipteliais. Įlipęs į vagoną staiga sustoja. Iškart pasijunta, kaip ne vietoje atsidūręs nuskurdėlis. Jam niekad nebuvo tekę būti tokioje prabangioje patalpoje su taip dailiai apsivilkusiais ponais. Jis mato vien žandenas, cilindrus ir liemenės. Aplink tvyro rimta, cigarų dūmais ir brendžių tvelkinti atmosferą. Visi žiūri į jį. Matau, atsitempiai su savimi ir gatvės berniūkštė Van Hornai, pareiškė vienas ponas. Prikask liežuvį, bedausai, atkirta Van Hornas. Tai Viljamas Everestas, plieno klojiko sūnus. Jis važiuoja pasitikti tėvo. Vilas pastebi, kad vienas iš vyrų praveria langą. Jam pačiam atrodo, kad cigarų dūmai tikrai dvokia, kur kas labiau už jį, tačiau vis tiek trokšta susilieti su velvetu išmuštomis sienomis ir pranykti. Tačiau Van Hornas padeda jam ant peties stambią ranką ir šelmiškai šypsodamasis ima pristatinėti vagone sėdinčius vyrus. Viljamai, šis barzdotas vyrukas yra ponas Donaldas Smithas, Kanados Ramiojo vandenyno geležinkelio bendrovės valdybos pirmininkas. O šis barzdotas vyras Walteris Wittersas. O šis itin barzdotas vyras vienas mūsų inžinierių ir tyrėjų Stanfordas Flemingas. Nu ir taip toliau. Vilas realiai nieko negirdi, tik linksi galvą ir stengiasi pagauti šių žymių ir protingų ponų žvilgsnį. Iš susijaudinimo suka pilvą. O šis bebarzdis vyras, ponas Dorianas, užbaigė ponas Van Hornas rodydamas į aukštą vyrą tamsiais garbanotais plaukais. Kaip laikaisi, Vilai? Jis vienintelis prieina prie Vilo ir paspaudžia jam ranką. Jos skruostikauliai stebėtinai aukšti, oda šiltos spalvos, o juodos akys žvelgia veriančiais. Ačiū, gerai, sumurma Vilas. Ponui Dorianui, pareiškė geležinkelio magnatas, krito į akį vienas mano paveikslas. Ponas Van Hornas prieina prie sienos, kur kabo aliejiniais dažais tapytas paveikslas ir nusišypso Vilui. Mačiau tavo piešinius, vaikinuk, ką manai? Paveikslas geras? Vilas įdėmiai jį apžiūri. Paveiksle nutapytas namas žiemą ir kelios rogės šalia jo. Kalvis taiso arklio pasaką. Man patinka, atsako jis. Ponas Dorianas pakreipia galvą. Aš siūlau gerą kainą. Kaina nesvarbi, juokdamasis atšauna Van Hornas. Aš su juo nesiskirsiu. Jis mano džiaugsmas ir pasididžiavimas. Nejau tavo cirke dar negana žaisliukų. Kai kurie žaisliukai gražesni už kitus, atsako ponas Dorianas. Jo balsas labai žemas, o kalbant
girdėti švelnus akcentas. Gal prancūziškas? Pamano Vilas. Ar dirbate tame cirke prie stoties? Nesusimąstęs paklausė Vilas. Galbūt ponas pažįsta mergaitę ir žino jos vardą. Deja, ne. Girdėjau, kad cirke dirbė puikiai ėjikė Lynų, pareiškė Vilas, norėdamas pasirodyti tikrų žinovų. Šit kaip. Na, aš visada ieškau naujų talentų. Tada ponai vėl ima kalbėtis tarpusavyje ir Vilas su palengvėjimu atsidūsta. Jis pasitraukė į patį vagono galą ir sėdi tylėdamas. Net nedrįsta išsiimti eskizų knygelės, kad nepasirodytų nemandagus. Vyras, kurio vardas Vitersas, greičiausiai dirba fotografu, nes kartu su padėjėju vis tikrina kelis didelius lagaminus, kuriuose matyti fotoaparatas ir kitokia įranga. Traukinys sudreba ir ima kilti aukštyn į kalnus. Nuo pat Sudie stoties Vilas nemato nė menkiausio ženklo, kad čia gyventų žmonės. Dažnai jis temato palei bėgius augančias aukštas pušis, bet kartais joms praretėjus akies krašteliu pastebi saulės nušviestą aukštai stūksančią stačią uolą arba nuo skardžio srūvančio juodo vandens krioklį. Traukiniui riedant medinę estakadą, Vilas krūpteli išvydęs 100 metrų po traukiniu vinguriuojantį dantytą trapeklį. Netrukus pasirodo patarnautojas ir pateikia priešpirčius – šaltų vištienos kotletų su garuose virtomis daržovėmis ir virtomis šviežomis bulvėmis. Paėmė savo lėkštę Van Hornas nusiunčia patarnautoją prie Vilo. Patarnautojas nenoromis paduoda lėkštę su stora servetėlė ir jam. Kurį laiką Vilas sėdi spoksodamas į maistą ir svarstydamas, kaip čia dabar jį valgyti, kol galų gale suvokia, kad įrankiai suvinioti servetėlėje. Vilas stengiasi laikyti šakutį ir peilį taip, kaip vagonė sėdintis ponai ir valgyti tvarkingai. Maistas labai skanus, tikras skanėstas, tegu ta virta pliurzė, kurią vakar vakare valgė ponios Chester pensionate. Ant liemenės užtykšta lašas padažo. Jis pabando nusivalyti į servetėlę, bet tik dar labiau užsitepa, tad galų gale ima iš visų jėgų trinti dėmę, kol ši pranyksta. Man irgi patinka nešiotis eskizų knygelę. Sėsdamas į šalia, pareiškė Van Hornas. Ką manai? Rankose jis laiko dailiai įrištą knygą. Popierius storas, kremo spalvos ir Vilas nesusilaikęs jį paglosto. Per 2 puslapius nupieštas toks neįtikėtinas mechanizmas, kad Vilui prireikia kelių sekundžių suvokti, kas tai. Čia lokomotyvas. Be abejo, bet jie tokie dideli nebūna, tiesa. Patikėk manim, kai pastatysiu, bus ir riedės šiais bėgis. Gal net teks ir pačiam pasivažinėti. Van Hornai, įsitepė Stanfordas Flemingas. Tu visiškai nemoki saugoti paslapčių. Šito ir nereikia slėpti, mirktelės Vilui atsako jis. Tokį traukinį sukonstruoti galiu tik aš vienas ir aš jį sukonstruosiu. O vieną dieną jį vairuos toks vaikinas kaip Viljamas. Kaip jį pavadinsite, ponė? Beribių. Ponas su didžiulė balta barzda pratrūksta juoktis. Tiesdami šį geležinkelį jau 10 kartų vos nebankrutavome ir vos elgetomis nepaleidome visos tautos. Tiesiog stulbina, kaip trokšta rizikuoti. To iš ties trokštų, Smitai, atsako Van Hornas, tačiau geležinkelį būčiau pabaigęs tiek su tokiais triukšmais, tiek be jų. Be to, tau beprotiškai sekasi, įsiterpė Smitas. Kas nori pažaisti pokerį? Staiga vagonas aptamsta ir Vilas pamato, kad jie greičiausiai važiavo tunelį. Tačiau pažvelgęs pro langą pamato iš abiejų pusių tankiai augančius medžius, palinkusius taip arti, kad šakos braižo vagono šonus ir lūžinėja, kliūdamos už traukinio. Kodėl tų prakeiktų medžių dar nenupjovė? Pratrūksta Van Hornas. Jau praeitą kartą atvažiavęs sakiau, juk ne... Taiga kažkas garsiai trinkteli ir Vilas pasisukęs spėjo išvysti tamsų šešėlį, kuris pralėkė palei langą ir
užsikeberiojo ant stogo. Virš galvos pasigirda sunkūs žingsniai. Ponai, turime nelauktų svečių, pareiškė Van Hornas, traukdamas iš švarko kišenės pistoletą. Kas ten? Klausė Vilas. Taip, nulenk galvą ir nesertink prie lango, įsako Van Hornas. Vilas persigandęs spokso, kai visi išsitraukė ginklus. Sanfordas Flemingas griebė laikiklį ant sienos kabantį medžioklinį šautuvą ir užtaiso. Geležinkelio ponai vikriai prišoka prie langų, nuleidžia stiklus ir persisveria lauk. Primerkęs akis, prisitaiko ir ima šaudyti. Šūvių aidas kurtinantis, tačiau Vilas vis tiek girdi, kaip viršuje trinksi žingsniai. Nuo didžiulio užpuoliko svorio ima linguoti palubėje kabančios lempos. Persigandęs fotografas Vitersas pritupia ant grindų dairydamasis. Padėjėjas tyliai suinkščia. Ponas Dorianas, vienintelis iš vyrų, neturi ginklo, tačiau tik švelniai, šypsodamasis, ramiai stovi vagono viduryje. Greičiau, ponai, sušunka Van Hornas, jei jis nueis iki lokomotyvo, užmuš mašinistą. Vyrai vėl užsitaiso ginklus ir šaudo dar įnirtingiau. Iš ginklų rūkstantis dūmai graužė Vilų akis, tačiau žingsnį ant stogo trinks ir toliau pamažu judėdami pirmin, o tada nutyla. Niekur jo nematau, sušunka vienas iš ponų. Ponas Dorianas paima kitą laikiklį kabantį šautuvą ir ramiai nueina į vagono priekį. Kurį laiką klausosi išraudusiais skruostais, o tada paleidžia viršun vienintelį šūvį. Kažkas sunkiai plojasi į stogą, pasigirsta čiūžtelėjimas. Vilas staigiai pasisuka ir išvysta, kaip už lango žemyn nuslysta ruda būtybė. Pribėgęs artyn akies krašteliu spėjo pamatyti prie bėgių susmukusi didžiulį gauruotą gyvį. Staiga išmuša karštis. Širdis daužosi krūtinėje, jis prisėda ant sėdynės. Nuramins nervus, tarė Van Hornas, tiesdamas jam nedidelę taurę brendžio. Vilas drebančia ranka paima ir išgeri vienu degančiu mauku. Beveik atvažiavome, pareiškė Van Hornas, plodamas jam per petį, tada pažvelgė į pono Dorianą. Šauniai susitvarkei, ponė. Naudingas vyras. Langai uždaromi, ginklai pradingsta iš akių. Vėl pridegami cigarai ir visiems įpilama brendžio. Traukinys kyla aukštyn, važiuoja vis sunkiau. Vagonai dreba, ridėdami nelygiais bėgiais, o posūkiuose cypia stabdžiai. Nors vagone kūrenasi 2 krosnelės, tarosi visu. Vilas spokso ėjo aplink plytinti mišką, sniegą, granito uolas ir svarsto, ar negeriau būtų buvę likti stotyje. Nagi, ponai, ar pasiruošė patekti į istorijos vadovėlius? Traukiniu sustojus, Vilas palaukia, kol visi ponai išlips. Jis tikisi, kad Van Hornas pasakys jam, kur ieškoti tėvo, bet atrodo, kad geležinkelio magnatas jį pamiršo. Vilas lieka vienas. Na, eik lauk, vyptelės paragina patarnautojas. Vilas išlipa iš traukinio. Čia platformos nėra tik žvyras. Nors šviečia saulė, labai šalta, o šalia bėgių iš abiejų pusių pupso krūvos sniego. Nosį kutena pušų kvapas. Jis giliai įkvepia ir ima eiti. Kairėje pusėje kalnas nuožulniai leidžiasi į retą miškelį, netikėtai pasibaigianti skardžiu. Iš apačios sklinda patvinusios upės riaumojimas. Tiesiai į dešinę nuo bėgių iškirsti medžiai ir padaryta vietos stovyklai. Iš kreivai suręstų darbininkų namelių kaminų rūksta dūmai. Aplink vaikštinėja vyrai. Vilas pernelyg druvus, kad imtų pašauktų tėvo vardu. Čia ursi reikėtų nueiti ir kieno nors paklausti, bet Vilas bijo apie tai net pagalvoti. Geležinkelio ponai patraukė prie palei bėgių susirinkusios minios. Iš paskos, sulinkę nuo krepšių svorio, seka fotografas Vitersas ir jo padėjėjas. Viljamai! Vilas atsisuka ir pamato link jo einantį vyrą, ne poną, o aukštą darbininką su kepure. Jis įdegęs, skruostai, nugarinti vėjo, be to, jis lieknesnis negu vyras, kurį Vilas per pastruosius 3 metus daugybę kartų piešė ir perpiešė iš atminties. Tačiau tada Džeimsas Everestas šypteli savo kreivą šypseną
ir Vilas iškart, be jokių dvejonių, atpažįsta savo tėtį.